Aš esu Agnė, etnologė iš Vadaūno. Iš tikrųjų, disertacija mano buvo biškai kitokia. Pagoniškas metalas buvo tas dalykas, kuris nuvedė mane į disertaciją. Tai buvo labai smagu grįžti prie to tokio, šitą magistrą dariau. Ir po to pasikapstyti giliau šiek tiek. Gerai. Pasaulyje sparčiai vykstant globalizacijos procesam ir vystantis technologijoms, spartėjant komunikacijai, keičiasi visuomenės požiūris į etninę kultūrą ir istorijos vietą žmonių gyvenime. Ir etnokultūra matoma dažnai kaip kažkoks reliktas kaimiškos kultūros, kuris šiuolaikiniam žmogui yra nereikalingas, gerokai mažiau svarbus. Ir tokiam požiūriui oponuoja jaunimo subkultūrinės grupės, kurios folklorą transformuoja į modernias formas. Folkroką, neofolklorą, elektroninę muziką, aišku, metalą. Ir istoriniai faktai pristatomi dainose pagoniškame metale ir rekonstruktorių kūrybinėje veikloje, kovose, šokiuose, matose ir toksai inovatoriškas požiūris pasireiškintis per muziką, religiją, domėjimąsi matais, skatina patriotizmą ir pagarbą istorijai. Tai čia yra tai, ką aš savo diserije pavadinau naujųjų baltų subkultūriniu lauku. Tas pavadinimas toks, koks jis yra, nes reikėjo disertacijai sugalvoti pavadinimą. Bet esmė tame, kad tai yra toks rinkinys grupių, kurios domisi istorija, domisi etnokultūrą, siekia ją perduoti kažkaip visuomeniai, transformuoja, keičia ir mato save kaip tęsėjus tradicijos. Tai šiandien pakalbėsime apie vieną iš tų gabaliukų, tai yra pagonišką metalą. Ir čia remiuosi savo lauko tyrimu, kurį vykdžiau nuo 2009 iki 2016. Ir jo metu stebėta daugiau nei 50 renginių, greičiausiai daugiau. Grupių veikla stebėta tiek realioje, tiek internetinėje erdvėje, interviu ir klausimynais apklausti beveik 200 subkultūrinio lauko narių, kurių amžius nuo 18 iki 40, tai praktiškai galima sakyti, kad ta subkultūra visai jau egzistuoja 2 kartom, iš esmės. Be to, filmuojama, fotografuojama, tyrėjos dienoraštis rašomas, renkami kūrybos pavyzdžiai. Tai sunkiojo metalo muzikos žanras atsirado 20 amžiaus 70-mečio pabaigoje bliuzo ir roko įtakoje ir ši muzika pasižymi sunkiu skambesiu, virtuozišku muzikavimu ir sunkia tematika. Ir heavy metal greitai išsiskaidė į daugybę unikalių žanrų, kuriems būdingas savitas skambesys, dainų tematika, įvaizdis ir taip toliau. O pagoniškas metalas šitoje vietoje yra labiau idėja negu muzikinis žanras. Ir jeigu galima kalbėti apie thrasho greitą tempą, ar riaumojantį defo vokalą, ar power metalo melodiškumą, tai tas pagan, viking, celtic, folk, visas, vadina visi kaip nori. Metalas jisai neturi to žanrinio vientisumo, muzikinio prasme būtent. Tačiau tematiškai jis yra vienas labiausiai atpažįstamų metalo žanrų, nes defas gali dainuoti apie belenką, blackas irgi vėl gali dainuoti apie belenką. Ta prasme, yra tam tikros temos, bet jeigu išgirsti ar vikingai, ar baltų kariai, ar keltai tie patys, ar druidai, iš karto, paganai. Ir pagoniškam metalui būdingas folkloro ir liaudies instrumentų naudojimas, tai elektrinės gitaros, bosai, būgnai derinami su įvairiais liaudies instrumentais, dažnai naudojama nacionalinė kalba arba netgi archaiškomis kalbos formomis, tai mūsų lietuviai gal nelabai, bet tarkim yra bretonų kalba naudojant, aišku, baskų kalba, tokias labiau savo tas tokias tautinės, nacionalinės. Merezinai žemaitiškai dainuoja. Tai, galima sakyti, kad irgi turi tą tokį savitą, ar ne? Toliau stilistinė ekspresija, kaip pasirodymuose dažnai naudojami istoriniai kostiumai, šarvai, ginklai ir dainų tekstai, kurie paremti savo istoriją, mitologiją ir protėvių religiją. Pagoniškame metale įaugęs romantinis praeities vaizdas įgalina pagonių metalistų identitetą, kuris grindžiamas yra iki krikščioniškos Europos kultūrose. Ir pagoniško metalo grupės sociologė Dina Weinstein suskirstė į 3 pogrupius, tai neopagoniškas,
Na, tai visas Vika judėjimas, tarkim, Inkubus Sukubus būtų ta grupė britų, kuri yra vat, būtent to tokio raganiško Vika metalo broko atstovė. Toliau prigimtinės pagonybės, tai, na, čia, ką mes klausėm, iš tikrųjų visos grupės įeina į būtent tą. Ir šovinistinės pagonybės, kuri jį teigia, kad tos grupės kaltina ir demonizuoja tuos, kurie yra matomi kaip keliantis ar kėlę grėsmę etniniam tapatumui. Stebėtinai, man bent jau šitas visas skirstimas atrodo truputėlį toks, na, amerikietiškas, ne amerikietė. Ir tas, nes europiečiai mes truputį kitaip žiūrim, ar ne, į tą savo šaknų tokį matymą, kaip, kiek mes save laikom nacionalistais ir kiek mes tai matom kaip kažkokį, na, tradicijos palaikymą. Pagoniško metalo aukso amžium Lietuvoje galima laikyti pirmą nepriklausomybės dešimtmetį, tai nuo 90-ųjų iki 2000-ųjų. Ir šiuo laikotarpiu susikūrė ir buvo aktyvios itin daug pagoniško metalo grupių. Optas susikūrė 92, Dissimulationai 93, Angis 96, Halela veikė nuo 93 iki 98, po to buvo truputėlį trumpam atsikūrusi. Apie 2009 kažkada. Pokulus, kurie irgi veikė nuo 93 iki 97 ir dar daug kitų. Viena svarbiausių metalo muzikos populiarumo šiuo laikotarpiu tarp subkultūrinio Lietuvos jaunimo priežasčių galima laikyti Sovietų Sąjungos žlugimą ir iš vakarų atkeliaujančias naujoves. Ir pasak Ramanauskaitės, paskutinis 20 amžiaus dešimtmetis Lietuvos istorijos kultūrai įeis kaip pasaulėvaizdžio kaitos ir naujovių antplūdžio laikotarpis, įnešęs gausybę teigiamų ir neigiamų aspektų. Ir ypač greit šitas naujoves perėmė jaunimas ir vakarų idėjos bei technologijos čia sparčiai plėtė savo rinką. Ir į Lietuvą plūstant vakarietiškoms idėjoms, madai, pasaulėžiūrai, jaunimas įgavo galimybę išsireikšti įvairesnėmis formomis. Viena įtakingiausių iš vakarų atsklindančių kultūrinių įtakų buvo skandinaviškas black metalas. Tai vėlgi, Dina Weinstein teigia, kad black metalas atsiradęs Norvegijoje 20 amžiaus pabaigoje grupių Burzum, Mayhem kūryboje prie metalo muzikos prijungia klavišinių instrumentų muziką, džeržgiantį ir klykiantį vokalą ir muzikantus pasipuošusius juodai baltų Corpse Paint grimu. Muzikantų rimtas požiūris į demonišką elgesį, bažnyčių deginimai ir įvykdytos žmogžudystės nesunaikino šios metalo šakos. Netgi priešingai, pasitarnavo jos populiarumui, suteikdami savotišką autentiką. Šis žanras, ypač Šiaurės Europoje, sparčiai augo tiek tarp muziką grojančių grupių, tiek gerbėjų skaičių. Panašiu metu užsienio muzikantai pradėjo jungti ir metalo muzikos su folkloro ir mitologijos elementais. Didžiosios Britanijos grupės Skyclad 91-aisiais yra minima kaip vieni pradininkų to keltiško, tokio folkloro, mitologijos elementų naudojimais. Ir kitais pradininkais laikomi švedai Bathory, kurie 90-aisiais išleido albumą, kur buvo naudojama vikingų mitologija. Ir ši metalo rūšis paplito į Lietuvą, Latviją, Suomiją. Pagoniško metalo atsiradimas Lietuvoje susijęs su tokiu grupiu kaip Optas, Pokulus, Halela, Spontens, aš niekaip neišmoksiu šito pavadinimo pasakyti, niekaip, atsiprašau. Taigi šitų grupių kūrybiniais eksperimentais ir apie 92-uosius kažkur galima, kiek man pavyko atkapstyti, sakau, bandžiau visai rasti, kur, kaip ir kas ir kodėl. Žodžiu, Optas tai ir Pokulus šitoje vietoje pasirinko tokį labiau black metalo, skandinaviško to, o to tarpu Halela ir Spontens, geriau? Daugiau dėmesio skiria folkui. Pagonių metalistų subkultūra šiuo laikotarpiu tapo lietuviškos ir vakarietiškos subkultūrų sintezės pavyzdžių, o muzikantai pradėjo dainoms rašyti lietuviškus tekstus, įtraukė Lietuvos istorijos fragmentus, vakariečių apdainuojamus vikingus pakeitė baltų kariais, o kitų kultūrų dievus senosios baltų religijos dievybėmis. Pagoniškas metalas pasklido per lauko festivalius Lietuvoje, organizuojamus nuo 95.
Ir pagoniškos ir folklorinės temos metalo muzikoje supažindino gerbėjų su tradicinė kultūra, mitologija, pagonių religija. Dalis kalbintų gerbėjų teigia, kad metalo muzika buvo įvadas į šias temas, o noras suprasti dainų žodžius, jų susidomėjimo etninė kultūra ir mitologija priežastis. Po 2000-ųjų pagoniškas metalas šiek tiek užleido vietą folkroko ir folk metalo grupėms. Žalvarinis, Panksti ir kitos susikūrė bei neofolkloro kolektyvams, kaip Gyvata ar Marga muzika. Na, toks gavosi švelnėjimas muzikos. Ne tiek metalinė, kiek folkinė kultūra pradėjo, ar ne, labiau kilti. Ir šią tendenciją tokia iliustruoja labai stipriai Žalvarinio susikūrimo aplinkybės, kuri atsirado iš Ugnielakio, kuri buvo pagoniško metalo grupė, vaikinų ir Kūlgrindoje dainavusių merginų, žodžiu, bendradarbiavimo, ir jie 2001 metų Juodaragyje pasirodė kartu ir pristatė naujas folklorinių dainų interpretacijas. Ir dar, aišku, reikia paminėti tai, kad 93-aisiais Ugnielakis nustojo egzistuoti ir tie muzikantai, kurie grojo su Kūlgrinda, na, žodžiu, visiškai perėjo į Žalvarinį. Šis pavyzdys iliustruoja tuo metu pradėjusią plisti muzikinių žanrų sintezę bei pagoniško metalo populiarumo mažėjimą ir folkroko populiarumo didėjimą tarp subkultūrinio lauko narių. Kalbant apie Žalvarinį dar truputėlį, tai reikia paminėti tai, kad šios grupės muzika padarė didžiulę įtaką visam tam subkultūriniam laukui iš tikrųjų. Ir kai kalbi su respondentais ir klausi, kas buvo tavo pirma daina, kodėl, kaip tu iš kur folkloras, kodėl folkloras? Labai daug kas minė alaus. Ir iš tikrųjų, tai kalbant apie alaus, Žalvarinio versija alaus yra paplitusi tiek, kad mes turėjome tautosakos paskaitas, ir, žodžiu, turėjome klausyti, pavyzdžių, paleido mūsų dėstytoja alaus versiją, dainuojama moteriškės, ta prasme, originalą, kiek įmanoma ten. Ir tai vaikšto priešais auditoriją ir dairosi po mus. Baigėsi daina ir taip į vieną, į kitą, į trečią, nes mūsų grupiai buvo labai nemažai tokių subkultūrščikų. Ir taip į vieną, į kitą, į trečią. Prie kitokios versijos pripratę. Okay. Ir dar subkultūros suaktyvėjimą tam galima pastebėti 2009-aisiais. Tai buvo labai įdomu, nes aš bandžiau braižyti grafiką pagal grupių atsiradimą ir 2009 taip iššoko tiesiog net. Ir tada galvoju, kodėl. Ar tada 1000-metis. Žalgirio mūšio metinės. Ir pradedi šnekėti su respondentais ir pasirodo, kad šitie dalykai, ir kadangi televizija labai daug rodė, labai daug buvo šnekama apie mūsų istoriją, mūsų etnokultūrą, mūsų, tai tą jaunimėlį visą, nes Ukanos, pavyzdžiui, tos pačios, jos apie tą laiką, jos 2009 susikūrė. Dar kažkas nepamenu, kuri dar Berserkeris, man atrodo. Kad tokių labai daug buvo, kur maždaug, mes irgi norim prie šito viso reikalo prisijungti, tai būtent tas toksai iš istorinių datų paminėjimas tapo labai svarbiu. Pagoniškas metalas, aišku, egzistuoja visam pasauliu, bet labiausiai paplitęs Skandinavijos šalyse, Vidurio ir Rytų Europoje, Britų salose ir Rusijoje. Kiekvienas regionas turi savo specifinę mitologiją, istoriją, tačiau visus vienyje toks romantizuotas požiūris į krikščionišką religiją, protėvių garbinimas, domėjimasis istorija ir priešprieša krikščionybei. Ir reikia paminėti, kad Lietuvos pagoniškas metalas, kaip sakiau, yra to didesnio subkultūrinio lauko, kuriame susijungia metalo muzika, folkloras, pagonybė, istorinė rekonstrukcija dalimi. Ir šitas reiškinys, pasak mano respondentų, pagal muzikantų ypač, kurie po festivalius važinėja, tai jie sako, kad pas mus šitas dalykas yra unikalus. Niekur pasaulyje šitaip nėra. Jeigu tu nuvažiuoji į rekonstrukcijos festivalį ir ten atsistoji šalia vikingų kažkokių ir bandai pradėti šnekėti apie metalą, jie dažnai būna, ką? Amonai? Kas? Maždaug. O Lietuvoje labai priimta yra tas, kad, jeigu jau tu klausaisi pagoniško metalo, tai tu žinai, kas yra Romuva, tai tu jau žinai, bent pažįsti bent kažkiek iš istorijos rekonstruktorių, toksai visas gaunasi tinklas, tarsi. Ir kitas dalykas, kad čia bendrai su Lietuvos kultūrom, bent jau buvo kurį laiką tas, kad, pas mus nebuvo
greičiausiai dėl to mažumo, dėl to, kad mūsų tiek nedaug, gaudavosi tas toksai, kad, na, tu gali sėdėti bare ir prie vieno stalo sėdės metalistas ir punkas ir skinheadas ir viskas bus tvarkoj. Ir aš atsimenu, mus vienoje konferencijoje į mus žiūrėjo Britai ir sakė, jūs lietuviai ką išprotėję? Pas jūs muštynių nebūna šitoj vietoj? Kaip? Kodėl? Nu, tai pasirodo, mes esam labai tolerantiški vienas kitam. Bent jau subkultūros lygyje. Analizuojant bet kurią muzikinę kultūrą ir subkultūrą yra vertinga pažvelgti į jų kūrybą. Nes joje atsispindi kūrėjų idėjos ir pasaulėžiūra. Tai heavy metal tyrinėjusi Weinstein išskyrė 2 tokius temų rinkinius, kurie būdingi metalo tekstam. Tai yra Dionysian, na toksai the party, let's have fun, ir chaoso. Ir ji teigia, kad chaosas metalo muzikantų tekstuose naudojamas kaip nuoroda į santykių griovimą arba jų nebuvimą, iš kurio kyla visokie konfliktai ir anomalijos ir smurtas, mirtis ir visas kitas blogis. Ir tačiau metalas šitoje vietoje jis juos priima kaip, jo, čia gerai, pirmyn. Ir labai dažnas įkvėpimas šitam chaosui yra religija. Ir dauguma metalo grupių semiasi įkvėpimo iš krikščionių mitologijos ir siekia pavaizduoti gėrio ir blogio santyki, bet dažniausiai tas tradicinės vertybės apverčia aukštyn kojomis. Na, iš ten mes gaunam visus, ar ne? True Norwegian, black metal ir taip toliau. Bet ir ne tiek. Ir tam pačiam heavyje yra, ar ne, Let's Dance with the Devil ir visa kita. Kitas įkvėpimo šaltinis yra senosios Europos religijos, kurios matomos kaip tos tikrosios tvarkos etalonas ir priešinamos su krikščionybė, kuri jas sunaikino. Trečias įkvėpimo šaltinis yra gotikinės Edgaro Alano Poe siaubo istorijos, fantastiniai Lovecrafto, J.R.R. Tolkieno, Moorcoco, Stepheno Kingo, Franko Herberto kūriniai. Labai, labai daug fantastinės įtakos yra per visą metalą žiūrint albumai, ar ne? Tarkim, tuose pačiuose Maidenų, vos ne pusę turbūt, gali rasti kažkokius literatūrinius. Be to, dar vienas Biblija arba romantinė poezija, fantastiniai ir siaubo kūriniai. O lietuvių pagoniško metalo tekstuose gausu baltiško tikėjimo simbolių, kalbama apie istorinius mūšius ir legendinius karvedžius, apie karių drąsą ir protėvių dievus. Aukso amžiumi laikoma Lietuvos didžiosios kunigaikštystės epocha ir dažniausiai yra rašomi tekstai vis dėlto lietuvių kalba. Ir išanalizavus per 100 lietuviškos pagoniško metalo grupų dainų tekstų, suskirščiau juos į tokias 3 grupės, tai yra kovos prieš kryžiuočius ir protėvių garbinimas, pagoniška religija, mitologija ir ritualai, ir folkloras ir literatūra. Iš kurių turbūt daugiausiai yra tos pirmos grupės, nes mes labai mėgstam, ar ne, visus tam. Čia skaidriai matote žodžių debesį, kur jisai sudarytas, na, visų pirma, tai visi tekstai buvo sukrauti į programą ir jinai suniveliavo juos, padarė visus, tarkim, visus veiksmažodžius padarė vienaskaitos vardininkų. Žodžiu, čia matote visus daiktavardžius, dažniausiai pasitaikančius dainose. Ir žodžio dydis parodo dažnumą tekste. Tai galima sakyti, kad dainose kalbam apie kovas, ugnis, kraujas, karys, karas, kova, žirgas, kardas ir panašiai, ir patys didžiausi žodžiai. Kelias, kuris irgi beje turbūt, kita tema yra susijusi su gamta ir pagoniškais dievais. Tai dievai, saulė, dangus, naktis, ąžuolas, vilkas ir panašiai. Ir akivaizdus domėjimasis istorija, žodžiai pilis, kalavijas, valdovas, atspindis tekstuose dažniausiai vaizduojama laikotarpį, viduramžius.
Dominuojanti dainų tekstų tema kovos prieš kryžiuočius, kurie matomi kaip karo ir blogio šaltinis. Kryžiuočiai vadinami šunų pranašais, kryžiuotomis karo šmėklomis. Remdamiesi istoriniais šaltiniais, muzikantai siekia parodyti jų manimų tikruosius kryžiuočių ir kalavijuočių ordino tikslus Baltų žemėse, tai turtų ir žemių grobimą prisidengiant religijos skleidimu. O su kryžiuočių riteriais kovoja lietuvių ir prūsų kariai, matomi kaip didvyriai, šlovinama jų drąsa ir noras ginti savo žemę ir tikėjimą. Nemaža dainų tekstų dalis ragina klausytoją prisijungti prie protėvių kovos, pakelti ginklus ir išvyti įsibrovėlius, šlovinama karinga baltų karžygių dvasia, padėjusi kovoti su kryžiuočiais, o į protėvius lietuvių pagoniško metalo tekstuose žiūrima kaip į didvyrius, gynusius žemę nuo didesnės ir gerokai geriau aprūpintos okupantų kariuomenės. Labai daug turim to ir koncertuose iš tikrųjų yra labai net smagu stovėti, ar ne, ir net norisi klykti kartu su muzikantais toj vietoje. Toks labai jaučiasi tas angažavimas. Greičiausiai todėl tai ir yra naudojama dainų tekstuose, ar ne, kad suangažuoti publiką. Be to dainų tekstuose atsispindi ir ne tik muzikantų vaizduotoje gyvas protėvių kaip didvyrių vaizdas, bet ir istoriniai mūšiai. Prūsų sukilimas apdainuojamas, kur prūsai vadinami broliais, kurie sulaikė kryžiuočius ir taip padėjo lietuviams, o jų genčių sunaikinimas matomas kaip skaudi karo pasiekmė. Dainuojama apie Žalgirio, Karusės mūšius, prisimenami karvedžiai, Traidenis, Komantas ir kiti, kurie vedė lietuvius į pergalės. Vėlgi toksai, mitologizuojami netgi tie, žodžiu. Kita pagoniško metalo tekstams būdinga tema yra mitologija. Ir muzikantai apdainuoja baltų dievus, Perkūną, Medeiną, Žemyną, Gabiją. Dievų prašoma pagalbos ginant savo žemę, arba jie vaizduojami kaip liūdni ir pikti, matydami tautos ir tikėjimo naikinimą. Dievai ir mitologija, kaip ir istorija, dažnai vaizduojami žvelgiant į juos kaip ir romantizuotus personažus. Greta konkrečių baltų dievybių dažnai minimi ir su senuoju tikėjimu susiję objektai: ąžuolai, žalčiai, šventa ugnis, aukurai, apeigos ir kita. Trečia, tekstų tematinę grupę sudaro tekstai įtakoti folkloro ir literatūros. Įkvėpimas semiamas į pasakose, pavyzdžiui, Aptestų 12 brolių, kuri beje stebėtinai, žinokit, turbūt liko ta tikriausia pasakos versija, nes aš kiek varčiau dabartinių naujų leidimų, ta vieta pasakos apie dilgėlių marškinėlius yra nutylima. Tai netgi liko toks unikalesnis, sakyčiau, variantas. Be to legendose, kaip Angies jūros sakmė, apie Jūratę ir Kastytį, tada Aptestų geležinis vilkas, Vilniaus įkūrimo legenda. Lietuvos pagoniško metalo kūrėjai savo dainose dažnai naudoja ir folklorinės muzikos elementus bei siužetus. Berods, čia nėra. Tarkim, tos gegutėmis pavirtusios seselės Andajos dainoje. Visiškas folkloras ir netgi labai giliai folkloras, kur dvigubos ir trigubos prasmės jau gaunasi. Be to dar yra ir eilėraščiams kurtų melodijų. Yra Milžinų kapai Maironio, dar Margi sakalai Minco Mykolaičio Putino, kur, irgi ta romantinė poezija, kuri labai artima, sakyčiau, matoma kaip irgi tas toksai nacionalinė labai. Ir muzikantai sako, kad pasakos ir legendos jie taip prikelia naujam gyvenimui ir perpasakoja naujai publikai. Ir kai kurie muzikantai tai laiko net tokios žodinės pasakojimo tradicijos tąsa, ar ne, kaip folkloras ir turėtų egzistuoti iš lūpų į lūpas. Folkloro panaudojimas padeda muzikantams išreikšti patriotiškumą ir populiarinti lietuvių folklorą tarp savo gerbėjų. Jau kalbėjau apie tas gegutėmis pavirtusias sesulės, kur iš tikrųjų tautosakoje šitas sakinys reikštų, kad tos sesės yra greičiausiai mirusios ir jų sielos gegutėmis grįžta, ar ne, ir pasakoja, kaip joms blogai. O kitas pavyzdys truputį linksmesnis ir truputį labiau į sezoną, tai Devyniaragis Aptestų, kur paimta simbolika iš kalėdinės dainos apie Elnią Devyniaragį, kuris parneša saulę ir yra žiemos saulėgrįžos simbolis. Bet vėlgi, jeigu paklaustum paseilinį, tarkim, metalo muzikos gerbėjas, turbūt labiau žinotų Aptestų Devyniaragį negu kad folklorinį Devyniaragį. Ir truputėlį palyginimui, tai lietuvių pagoniško metalo dainų tekstus su kitų
šalių lyginant, na, galima sakyti, kad visoje Europoje yra tas išvykimo okupantus. Mūsų senoji religija yra teisinga religija. Na, Skyforgeriai, irgi dainuoja apie mūšius, netgi bendrus mūšius, čia jau saulė. Ir visi, kurie priešinosi tai besiveržiančiai religijai, matomi kaip didvyriai. Nu, toksai, vis egzistuoja tas romantizavimas savo, ar ne, tos pagoniškos iki krikščioniškos kultūros. Įdomu tai, kad pas airius, tiek pas kruakanus, man atrodo, pas primordialus, buvo tas, kad jie ne tik dainuoja apie praeitį, jie įtraukia ir dabartinės tas bažnyčios nesąmonės visas į savo kūrybą. Ir maždaug sako, va, žiūrėkit, jie vis dar nesąmonės daro. Kažkaip lietuviai ar skandinavai, aš pas juos nemačiau, o pas airius tas egzistavo. Ir gal užsienio grupėse galima sakyti, kad pas juos yra daugiau to angažavimo, tos partijų kultūros. Bet vėlgi, na, vikingai, Valhalla ir visa kita, tik greičiausiai dėl to, mes turim per mažai savo. Laisvė, pasipriešinimas dominuojančiai visuomeniai, neigiamas požiūris į krikščionybę, patriotizmas ir aktyvus domėjimasis istorija, pagonybė ir senovės amatais gali būti išskirti kaip pagrindiniai lietuvių pagoniškos metalo subkultūros pasaulėžiūros elementai. Tokia, na, iš tikrųjų tai labai daug bendro turi su visa metalo subkultūra. Na, ypač tas toks maištas ir laisvė ir mes darom, ką norim, bet iš kitos pusės yra tas domėjimasis istorija ateina, kurios turbūt nėra labai būdingas, tarkim, kokiam defo fanam. Pagonys metalistai, kaip ir kiti metalistai, nemėgsta popkultūros ir dominuojančios visuomenės, nors, na, tai retai tampa daugiau negu visuomenės kritikas savo draugų ratuose ir interneto forumuose, socialiniuose tinkluose ir kita. Toksai nėra to tokio, mes maištaujam prieš visuomenę, mes labiau tokiu, na, pasyviai, tarp draugų pasiburbam, kad mums nepatinka. Nėra kažkokio, na, politinio judėjimo, neskinheadiškumo, nėra skinheadiškumo to tokio. Šukuosenos drabužiai ir simboliai, pasak respondentų, juos skiria nuo pagrindinės visuomenės ir parodo jų neigiamą požiūrį į ją, bei, na, aišku, susiję juos su metalo subkultūra. Ir kitas dalykas yra dar, kad tą įvaizdį metalisto tokį, na, mes, ar ne, spygliai, roda ir plaukai ir apversti kryžiai, kas tik nori. Mano respondentai yra sakę, žinai, sako, kaip yra smagu, prie tavęs nelenda, tavęs bijo. Nesvarbu, ką tu viduj galvoji, bet prie tavęs tiesiog pažiūri į tave ir prie tavęs neina. Toks jautiesi, na. Ir kitas dalykas yra tai, kad popkultūra matoma yra kaip nuobodi, tuščia, skatinanti bandos mentalitetą, verčianti paklusti kažkieno sukurtoms taisyklėms. Ir, na, iš respondentų atsakymų galima suprasti, kad, na, jos nariams priklausimas subkultūrai suteikia absoliučią laisvę atrodyti, elgtis ir mąstyti kaip nori, nepritarant jokio artimos aplinkos, nejaučiant to tokio artimos aplinkos nepritarimo. Ta prasme, kad tu tarp savo draugų esi, na, ir netgi, net jeigu ne tarp draugų, tai tarp savų. Pagoniškos metalo subkultūros nariai, kaip ir kiti metalistai, neigiamai vertina religiją. Ir tai yra laikoma įrankiu, kuris naudojama žmonėms suvaržyti ir priversti juos paklusti dogmoms. Religija kritikuojama kaip nelogiška ir negalinti atsakyti į daugelį klausimų, skirtas silpniems žmonėms, kurie negali kovoti už save. Tai vėlgi, čia su ta religija tai buvo taip, kad čia yra požiūris į krikščionybę iš esmės, tiesiog, kad kai pas mūsų lietuviai šneki ir sakai religiją, jie ir kalba apie krikščionybę dažniausiai, ne, apie dominuojančią. Kaip alternatyva krikščionybei, kuri laikoma okupantų religija, pagonis metalistai mato pagonybę. Tokį požiūrį įtakoja pagoniško metalo grupių tekstai ir domėjimasis istorija. Domėjimasis ne tik baltų, bet ir skandinavų, keltų bei kitomis mitologijomis ir kultūromis. Na ir tas susikūrė toks ratas tarp muzikantų ir muzikos gerbėjų, kur, na, vieni kitus skatina domėtis. Ir taip kuriasi tokia unikali kultūra, kuri persmelkta romantiškos pagarbos senosioms kultūroms ir krikščionybės, kuri bandė jas sunaikinti kritiką.
Šis domėjimasis įvairiomis kultūromis įtakoja pagonis metalistus pažinti savo kultūrą, istoriją ir mitologiją ir Lietuvos bei kitų tautų tradicijas. Iš tikrųjų, būna labai daug, kur jeigu jau domiuosi baltų mitologiją, tai aš pažiūrėsiu, ką ir vikingai turi. O jeigu pažiūrėjau, ką vikingai, pažiūrėsiu, ką keltai. Ir ten jau nekalbant apie graikus kokius nors, kurios, ta prasme, kad yra labai, išsiplečia labai greitai tas, nėra telkiamasi vien tik į savą. Ir nepaisant to, kad daugelis pagonių metalistų negarbino dievų religiniuose ritualuose, jie dažnai išreiškia savo pagoniškus įsitikinimus per pagarbą istorijai ir papročiams. Domėjimasis istorija dalį subkultūros narių paskatina dalyvauti istorinės rekonstrukcijos judėjimuose arba prisijungti prie neopagoniškų grupių, kur nes tada jau prasideda religiniai dalykai. Pagonybė ir domėjimasis istorija skatina pagonių metalistų patriotizmą, kuris išreiškiamas valstybinių švenčių, nepriklausomybės dienos, nepriklausomybės atkūrimo, Mindaugo karūnavimo ir kitų minėjimų, dalyvavimų patriotinėse akcijose ir politinėse jaunimo organizacijose, tautinės simbolikos dėvėjimų ir tautinių vėliavų mojavimų koncertų metu. Patriotiškas požiūris suartina pagonis metalistus su skinheadais ir tik tai reikia pasakyti, kad tas metalistų patriotizmas, jisai dažniausiai yra gerokai mažiau radikalus negu skinheadų. Bent jau iš mano interviu. Čia vėl visur turėtų būti tas, kad čia daromas išvados iš žmonių, su kuriais kalbėjau, ar ne? Tai nėra, nes labai sunku yra pasakyti apie viską ir visur. Kai kurie pagonis metalistai gamtą laiko dievų ir dvasių buveinę. Jie teigia, kad netiki dievais kaip esybėmis, bet kaip energija, kaip gamtos dalimi. Kiti gamtą supranta kaip opoziciją modernumui ir šiuo atveju gamta vertinama kaip užuovėja nuo korumpuotos visuomenės ir miesto džiunglių. Ir abu šie požiūriai skatina žiūrėti į gamtą gerokai ekologiškiau ir vadovautis tuo tokiu gamtai draugišku gyvenimo būdu. Ir dažnai pagoniškas metalas nebūna susietas su kokia nors konkrečia mitologinė sistema ir gali būti vienoj dainoj ir Perkūnas, ir Odinas, ir Dzeusas, ir subkultūrų tyrimų vos net tėvų vadinamas, turbūt Dikas Hebdidžas teigia, kad subkultūrinis stilius yra gestas, judėjimas link žodžių, kurie įžeidžia plačiąją visuomenę ir meta iššūkį vienybės ir susitelkimo principui, kuris prieštarauja tam vienybės mitui. O pagoniško metalo subkultūros nariai kuria savitą stilių, kuriame suderinami metalo subkultūros ir istoriniai, folkloriniai elementai. Taip kuriamas unikalus stilius, kuris išskiria juos ir iš kitų metalistų, ir iš plačiosios visuomenės. Tradicinio ir istorinio kostiumo detalės yra įkomponuojamos į kasdieninę aprangą ir tai sukuria savitą tokį įvaizdį, kuriame susijungia odiniai ir lininiai drabužiai, austos juostos ir kareiviški batai, spigliuotos apyrankės ir žalvariniai papuošalai. Toks gaunasi tokia sintezė įdomi tarp folko ir metalo. Sunku ir lengva vienu metu. Drabužiais kuriamas įvaizdis papildomas papuošalais. Itin mėgstamas žalvaris, kuris buvo paplitęs tarp senovės baltų, todėl matomas kaip ryšys su protėviais. Nešiojami žalvariniai pakabukai, žiedai, apyrankės, dažnai šie papuošalai yra archeologinių radinių rekonstrukcijos. Ir interviu su muzikantais metu išryškėjo ryšys tarp pagoniško metalo muzikos ir baltišką juvelyrika užsiimančių amatininkų. Tai dabar pacituosiu respondentą. O visi kiti juvelyrai, išskyrus Ordiną, groja metalo grupėse. Lietuvoje čia tokia tendencija. Aš nežinau kodėl, bet taip yra. Giedrius Cirulis toksai, boso gitara Angija, Marius Buda, gitaristas žalvarinį. Paskui savo šitam, kokia ten grupė, Kelwater. Paskui Etno papuošalai, irgi jie ten Kulgrindoj dainavo. Grojo kažkurie ten, žodžiu, irgi metalistai seni. Čia tokia tendencija. Tai ir iš tikrųjų taip pažiūrė į tuos amatininkus, būtent tuos papuošalų amatininkus. Aišku, neatsisakoma ir papuošalų, kuriuos kiti metalistai nešioja. Ten spigliuotos apyrankės ir čiaukeriai. Naudojami simboliai, papuošalai, tatuiruotės, grupių ir festivalių logotipai.
ar ne, parodo narystę ir ištikimybę pagoniško metalo subkultūrai ir dažnai yra susiję su tautybė. Šios simbolius galima suskirstyti tokias 4 grupės, susijusius su baltų pagoniška tradicija, simbolius susijusius su kitom pagoniškom tradicijom, nacionalinius simbolius ir tos šėtoniškus simbolius. Black metalo paplitusių žanre. Šiaip labiausiai pas mus paplitę, aišku, su baltų tradicija susiję visi žalčiukai, spiralės, svastikos, kirviai ir panašiai. Ir, paklausti apie reikšmes, tai metalistai dažniausiai iš folkloro, remiasi folklorų, mitologija, istoriniais šaltiniais. Sako, kad žalčiai buvo laikomi šventais gyvūnais, spiralės simbolizuoja amžinybę, laiką ir harmoniją. Iš žalčių padarytos svastikos simbolizuoja saulę, perkūną, laiko ratą. O dar perkūno simbolių ir stiprybės simbolių laikomas tas toksai archeologinis kirvukas, čia, tas apačioj, kuris yra, iš tikrųjų, rekonstrukcija archeologinio radinio irgi. Ąžuolas reprezentuoja pasaulio medį ir panašiai. Ir vienas turbūt pagrindinių simbolių pas mus visam tam etnokultūriniam, tam subkultūriniam darinyje yra greičiausiai svastika. Ta žalčiukų svastika, kur yra Kilkim žaibų logotipė ir Dundulio logotipė ir dar ten, jau nekalbant apie, kai į festivalį ir pasižiūri žmonių tatuiruotės, tai papuošalus, kad nori, jinai labai dažnai naudojama. Ir svastika atrodytų turėtų būti toks, bet bent jau pas mus, tai svastika yra visiškai nesiejama su nacizmu. Šita svastika. Jinai matoma kaip senas, kaip baltiškas simbolis, kaip saulė. Ir aš kiek dariau interviu, nei vienas respondentas visiškai net tyliai išjungus diktafoną apie tai nešneka. Tai, galima sakyti, kad toks visiškas bandymas parsigrąžinti to simbolio prasmę mums. Ir tiesiog atmesti velniop tą tokį blogą. Be to šitie simboliai yra patriotizmo, didžiavimosi savo šaknimis išraiška, kuri rodo jų supratimą apie baltų pagonių tradicijas ir savo etninę kultūrą. Vakarietiški simboliai, kuriuos naudoja, tai tie tokie standartiniai. Toro kūjas, po to pentagrama paprasta, kuri Vika religiją simbolizuoja. Tada keltų kryžius kartais pasitaiko iš druidų. Ir, jie tokie tarsi, visi kiti pagonys yra mūsų draugai. Mes reprezentuojam pagonis iki krikščioniškas kultūras iš viso. Gaunasi. Ir, matomi kaip, juos irgi sunaikino ir mus sunaikino. Ir mes būsim dabar, mes palaikom vieni kitus. Ar ne? Nacionalistiniai simboliai, tai aišku, vytis, Gediminaičių stulpai, vėliava, tiek tautinė, tiek nacionalinė. Ir be to, aišku, apversta pentagrama ir apverstas kryžius. Kartais. Paskutiniu metu mažėja, labai stipriai mažėja šito. Bent jau, kažkaip tas baltiškas visas reikalas tarsi perima jau. Tampa labiau mūsų. Kai paklausti apie, žodžiu, kokiai tu grupiai save priskiri, kam tu save priskiri, tai atsakymas būna metalistom, pagonim, romuviam ir dar kuriam nors rekonstruktorių klubui. Ir tada, tai vadinasi viskam. Gaunasi toksai. Bet šitas buvo lietuviam būdinga, pasirodo, nuo 90-ų, nuo pat griuvimo, nes aš kai skaičiau, kiek Ramanauskaitės monografijoje yra, tai jos respondentai jai sakė tą patį ir ten dar buvo. Čia bent jau į tą patį lauką eina, o ten būdavo ašgotas, pankas ir metalistas ir satanistas. Ir maždaug, vakarai atėjo, aš visko noriu. O čia, atrodo, kad tas tiesiog laukas perima tapatybę, ne tiek, kad sunku lengva, ne tiek, kad folkas metalas, o visas. Toks. Kalbant apie simbolius, tai aišku, reikia nepamiršti, Kornos, kuris iš viso yra metalistų simbolius. Dar viso pasaulio, jau čia ne tik lietuvių. O logotipai gali irgi būti laikomi simboliais ir naudojami koncertų plakatuose, internete, albumų viršeliuose, spausdinami ant marškinėlių. Dažnai vien pažvelgus į grupės logo galima atpažinti jos grojamą metalo žanrą.
O pagoniško metalo grupių logotipuose, čia lietuvių, tai matome liaudies meno motyvus, runas, mitologinius simbolius ir personažus. Grupių pavadinimuose vartojami dievų vardai, Andaja, Pokulus, kas reiškia pikuolis, mūsų požemio dievas. Yra nuorodos į istoriją, angis, kur aš labai ilgai galvojau, kad angis yra turima gyvatė. Pasirodo, ne. Pasirodo, jie čia turėjo galvoje kalaviją, kurį vikingų valdovas padovanojo lietuvių valdovui, žodžiu, kuris turėjo vardą angis ir ten jau gilus istorinis pjūvis. Tai dabar truputėlį pakalbėsime apie lauko festivalius, kurie, tiek metalo subkultūroje, tiek kitose jaunimo grupėse yra labai svarbi kultūros dalis. Festivaliai sukuria erdvę, kurioje įvairių grupių nariai susitinka ir bendrauja. Ir prisideda prie bendruomenės ir prie subkultūrinės tapatybės kūrimo. Kalbant apie pagonis metalistus Lietuvoje, tai turbūt tokie 2 festivaliai, kurie išsiskiria, tai yra Kilkim Žaibų ir Mėnuo Juodaragis. Ir jie labai įdomiai rašydama apie amerikietiškus festivalius, Weinstein sakė, kad Woodstockas ir Altamontas 69 atspindėjo tą tarsi tokį kontrakultūros, vienas buvo toksai, mes visi bendruomenė ir mes visi laimingi ir viskas su labai gerai, o kitas buvo visiška agresija ir super per greit pasikeitė. Gerai. Žodžiu, tai labai, kaip žiūri į mūsų juodaragį ir žaibus, tai atrodo, kad, šitas vis dar atspindi tą patį. Atitinka, toksai juodaragis yra tas toks bendruomenė ir mes visi, ramybė, folkas, o žaibus, kaip pažiūri, jisai labiau toksai agresijos tos daugiau. Tai Mėnuo Juodaragis, kuris pradėtas organizuoti 95-ais. Tai festivalio organizatoriai sako, kad yra nekomercinis renginys, kuris gyvoja iš entuziazmo ir idėjinių paskatų, yra unikalus, nepriklausomas šiuolaikinės baltų kultūros ir alternatyvios muzikos festivalis, pristatantis pagoniškos tradicijos palikimą, neofolkloro kryptis ir postmodernios kultūros avangardą. Ir 95-ais Juodaragis prasidėjo kaip mažas draugų susibūrimas, kur grojo 5 grupės. Ir per 20 metų festivalis užaugo į didelį tarptautinį renginį, kuriame pasirodo ne tik Lietuvos, bet ir grupės iš viso pasaulio, bet to amatininkai, rekonstruktoriai, menininkai, vyksta paskaitos apie įvairius dalykus, mokslininkai. Tai Juodaragis iš tikrųjų šovė į viršų ir tarkim, pagal žmonių skaičių besilankančių, tai čia vėlgi, čia taip, ką Ugnius man davė kokius duomenis, tai jisai sako, kad pirmam Juodaragėje lankėsi 50 žmonių, o 19-ame buvo beveik 6000. Tai nuo 95 iki, kurie čia matai? Bet to, kai Juodaragį žiūri, tai ten iš viso iš tikrųjų atrodo, kad yra netgi ne 2, o turbūt jau 3 kartos. Kur tu randi tėvus ir vaikus ir anūkus net. Jau. Tai toks labai, smagus tas augimas, ne tik tai, kad plėtimasis, tiesiog, kad aš čia draugui pasakysiu, važiuojam kartu, bet jau gaunasi, kad per šeimą eina ta tradicija. O tuo tarpu Kilkim Žaibų visai kitoks, bet ir iš pradžių žaibai buvo labai metaliniai, ir tik tai, kai jie pakeitė savo programą į, pradėjo daryti tą rasų ir žaibo programas, kai susitapatino su rasomis ir tada atsirado šiek tiek daugiau folkloro, jie tokie pasidarė irgi, į to lauko, užmigdžiau pusę žmonių, labai gerai. Tai ačiū labai už dėmesį.